manymu gali, be abejo. Taip, gali būti. Mokslininkas turi būti tikintis. Mokslininkas be abejo gali būti tikintis ir vienas iš argumentų, kad mokslininkas yra tikintis, tai jo proto galios, kuriomis jisai remdamasis mato, kad visa tai, kas egzistuoja šiame pasaulyje, kad tai yra laikina. Ir vis dėlto filosofas, ypač mokslininkas, jisai mato, kad yra dalykų, kuriuos žmogus negali suvokti, negali aprėpti, paliesti, pamatyti ir išgirsti. Todėl mokslininkas suvokia, kad kažkas yra antgamtiško. Ir kai žmogus kelia klausimą apie savo būtį, apie kuo jis bus po mirties, arba dėl ko jis gyvena šioje žemėje, koks tikslas, dažnai atsiremia į Dievo išminties ir proto žinią. Dažnai mokslininką kažkaip tai paveikia gyvenimo situacijos, kuriuose jisai atpažįsta, kad Dievas yra ir Dievas veikia. Blezas Paskalis gimęs 1623 metais, Prancūzijos filosofas, matematikas, tikrai gabus žmogus, kuris pasaulyje gimsta kaip retas ir Dievo apdovanotas žmogus. Gimsta 3 vaikų šeimoje, vienas iš sūnų, ir vis dėlto nuo pat vaikystės domėjęsis matematika, vėliau suaugęs filosofija. Tėvas buvęs advokatas, pats matematikas, vis dėlto vaikystėje sūnui neleido studijuoti matematikos, išvežęs iš namų visas knygas, jis vylėsi, kad sūnus kreips savo žvilgsnį kitą linkme. Pas taip pat neleido savo sūnui studijuoti mokykloje ir pats ruošė vaiką jo ateičiai. Anksti netekęs 3 metų mamos, vaikas buvo ir silpnos sveikatos. Dovanotas Dievo, kaip mes vadiname, genijus, padėjo tėvui jo darbuose ir, galima sakyti, išrado pačią pirmą skaičiavimo kaip tokią mašinėlę, kuri tikrai tėvui pasitarnavo jo darbuose. Galiausiai tikrai pasitarnavęs tiek matematikoje, tiek fizikoje, tiek kitose moksluose, Paskalis pradeda filosofuoti, ieškoti atsakymų, gyvenimo prasmės, Dievo klausimų, egzistencijos, visa tai, kas egzistuoja. Jo viena iš seserų buvo vienuolė, todėl jis dažnai keliaudavo į vienuolyną. Ir vieną kartą teko jam girdėti kunigo pamokslą, kuriame buvo kalbama apie krikščionybės esmę ir pamatus. Ir visa tai buvo nukreipta, kaip jis pats sako, į patį jį, kad lyg Dievo akivaizda ir apvaizda kreipėsi į jį. Po 2 dienų jis keliauja karieta ir ta karieta, važiuojant per tiltą, užstringa, atsileidžia varžtai, arkliai pasprunka. Ir nors atrodo tas vežimas pakimba ant tilto ir atrodo, kad fiziškai Paskalis
prasme, protą ir Dievą jis bando sujungti. Be abejo, jis nėra katalikų bažnyčios atstovas, nors tėvo buvo ir mokytas pagal Romos bažnyčios mokymą. Vis dėlto jis krypsta į jensenizmo judėjimą, į tą kryptį ir vis dėlto toje kryptyje jis žvelgia į žmogų kaip menkystą. Vis dėlto mes matome Paskalį kaip žmogų, kuris tuo metu, būdamas filosofu, mąstė ir ieškojo kelio, koks turi būti ryšys su Dievu, kad Dievas pirmiausia yra meilė. Dievas tai yra tai, kuo mes